Vyrai mažiau prisiema atsakomybę šiais laikais. Tik tai kokia smulkmena, viskas nurašoma. Išlieka stipriausi žmonės, o ne tie, kurių norus pildo pasaulį. Aš tikiuosi, niekada gyvenime nepasikeis, tokia išliks visą gyvenimą. Tu esi palaiminimas. Wow, sako, tokios moters dar nemačiau niekad ir šiaip tokio gero laiko nesam turėję niekada. Tai šiek tiek mes užstūmėm ant vyrų. Kur tai matyta, kad moteris viena gyventų? Mes čia dėl šito ginčiam ir tau jau dzintų. Tragedija, ką tu sakai iš tikrųjų. Žinote, iš pradžių žiūrėjau itin skeptiškai į Scramble, bet kai susipažinau, supratau, kad tai paprasčiausias būdas investuoti į augančius prekės ženklus ar startupus Europoje. Ir aš jums paaiškinsiu, kaip tai veikia. Visų pirmiausia, užsiregistruojate L-paštu per Google ar Apple paskyrą, užtrunka vos kelias minutės. Įsidedate pinigų, galite pradėti net nuo 10 eurų. Pasirinkimai įvairūs. Banko pavedimų, kortelė, Apple Pay ar Google Pay. Beje, jei investuojate 100 eurų, gaunate plus 10 eurų premiją. O trečias žingsnis - tiesiog investuoti. Kiekvieną mėnesį atsiranda naujų prekinių ženklų. Rizika išskaidoma automatiškai. Yra du variantai. A grupė. Jinai yra stabilesnė. 12,4% metinių palūkanų. O B grupė daugiau rizikos, bet iki 25% grąžos. Na ir paskutinis žingsnis tai tiesiog čilinat ir uždirbat. Scramble net investuoja kartu su mumis, kas man pasirodė užtikrintai. Užtenka kartą per mėnesį pasitikrinti ir leisti pinigams dirbti. Tai jeigu nori išbandyti, registruokis per mano nuorodą, kurią palikau aprašymę, o mes grįžtam atgal į pokalbį. Gerai, tai viskas, važiuojam. Mane? Labas, Diana. Labas, Artur. Aš labai džiaugiuosi, kad tu pasiūlei šią temą ir aš noriu iš karto turbūt visiems pasakyti, kad mes šiandien kalbėsime išskirtinai apie moteris ir būtent paliesime moterų psichologiją. Tai šiandien apie tai ir pakalbėkim ir žinai, aš netokią citatą išsirašiau. Šiuolaikiniai laikai yra išskirtiniai tuo, kad vyrai ir moterys neturi reikalo pasikliauti vieni kitais. Taip kaip tai buvo, pavyzdžiui, prieš 40-30 metų. To poreikio neliko. Mes tapom individualistai. Mes viską patys galim. Ir kalbant apie galingas moteris, tokia žiauri statistika. Iki 2030 metų 45% darbingo amžiaus moterų bus vienišos ir bevaikės, bei jaučia socialinį spaudimą vesti arba įsitraukti į rimtus santykius, nors pačios to visiškai nenori. Tai 50% moterų po 5 metų tiesiog neturės vaikų, nenorės jų ir bus vienišos. Žiauru. Kodėl moteris vis labiau renkasi karjerą negu šeimą? Iš tikrųjų, iš mano klienčių, tai pagrindinė tema ateina maždaug 45 metų moteris ir sako, aš noriu vaikų. Ir aš tada, ką šiaip pasakysiu, tau liko keli metai ir jinai sako, man jau net nebeužšaldoma kiaušinėlių, nes sako, viskas jau nebėra rezervo. Tau labai maži šansai, sako, važiuok į Ispaniją, gal tenais kažkas ir bus, bet iš esmės ir dabar iš tikrųjų tokia statistika ir yra, kad moteris renkasi labiau karjerą, mano klientės labai fainos karjeristės, tikrai pasiekė daug, Lietuvoje čia verslus daro, labai fainai, kad Lietuvoje, bet tada visi vyrai yra arba tokie silpni, neverti dėmesio, kuriuos, kaip aš mėgstu sakyti, pakaulelį suvalgyti, iščiulpti ir išspjauti ir ta kitas. Aha. Tai vat tarsi moteris, kai randa tą silpnesnį vyrą, jinai nori jį sunaikinti ir tada gaunasi kas. Vyrai, matom dabar pasiekmė, iš tikrųjų daugelis mato, kad vyrai mažiau prisiema atsakomybę šiais laikais, moteris visą laiką nešia namų atsakomybę, bet dabar jos perėjo ir į pasaulio atsakomybę ir tas labai kenkia jų psichologiniai sveikatai. Bet, žinai, tu sakai, jau 45 metų ateina. Tai tu man gali paaiškinti, kas atsitiko per paskutinius 20-30 metų, jog moterys, kuomet jos buvo anais laikais jaunos, jos jau tada norėjo šeimos, vaikų, įsivaizdavo tą tokį romantišką, nupaišytą pasakų ir filmų savo gyvenimą. O dabar, kaip tu sakai, tas romantizmas, noras vaikų, kažkokios tai šeimos, tokio stabilumo santykiuose ateina 45 metų. Kodėl atsirado tas toksai 25 metų gepas? Ir kaip tu sakai, gamta, tai prieš gamtą tu nepašokinėsi, ta prasme, taip sudėliotas yra fiziologiškai moters kūnas, žinai, yra būtent, kaip tu sakai, kiaušinėlių rezervas ir jisai baigėsi ir viskas, basta. Tai kodėl pasikeitė psichologinė ta būsena, nors gamta tai nesikeičia? Kur čia atsitiko tas, žinai, klikas? Tai feminizmas. Aš manau, kad feminizmas atnešė labai daug gražių dalykų, bet
įsivaizduok, gal tau sunku įsivaizduoti, kai esi vyras, nes tavo genuose vyrai, tavo giminės, N kartų, jie galbūt nebuvo tokie užspausti, jie turėjo galimybę, aišku, jeigu yra šeima, vyro galimybės irgi tam tikros apribotos, jis turi nešti į šeimą, jis negali jau ten taip palaidai gyventi, bet iš esmės jie daugiau ėjo į pasaulį, daugiau patirt galėdavo, ar ne, o moteris daugiau tą mikrokosmosą, mikropasaulį. Uždaram tokiam pasaulėlį gyveno. Taip, ir tada natūralu, kad jeigu tai buvo tokia kaip priespauda, nes iš tikrųjų daug metų dabar čia mes moteris tai laisvos, jau čia pačios gyvenam po vieną, kur tai matyta, kad moteris viena gyventų. Niekada nebuvo to, nebent į raganą, atskirta nuo bendruomės ir kažkas jau labai negerai. Taip, o dabar čia kiekviena ragana gali savo laisvai gyventi ir nieks jos nepersekė. Tai iš tikrųjų mes pajutom pagaliau laisvę ir dabar mes norim pagyventi irgi, o tai ką reiškia save realizuoti? Tai gal aš irgi noriu dirbti, o tai gal aš irgi noriu keliauti. Ir natūralu, kadangi mums sąlygos dabar leidžia, tai nėra laiko vaikam ir dabar truputėlį įsikreipia į kitą pusę. Ir aš labai tikiu, kad su laiku mes grįšim atgal, nes pagal moters prigimtį, pagal moters hormonus yra pasirūpinti, yra atverti širdį, ar ne, bet evoliucijos nepakeisi per 100 metų. Evoliucija yra tūkstančiais, milijonais metų. Beje, ką jūs darėte iki šiol, jog nepaspaudėte mygtuko prenumeruoti? Turbūt vis praleidžiate mano laidas, tad būtinai padarykite jau tai dabar. Ir tie, kurie nenorite matyti tokių intarpų kaip šis, galite tapti nariais paspaudę mygtuką Join. Ir vos už kelis eurus matykite turinį net savaitę anksčiau, be jokių reklamų. Tai tu gerai pasakė apie tos santykius, ane? Ir aš, žinai, irgi tokią dar vieną statistiką išsitraukiau. 64% aukšto lygio vadovaujančių moterių teigia, kad darbas nuolat persismelkia į asmeninį gyvenimą. Ir čia man kyla klausimas, kodėl moterim taip sunku, kurios užima vadovaujančias pareigas, turi savo įmonės, jos yra karjeristės, jos nori tos tokios laisvės, taip toliau, bet turi santykį šeimoje, bet joms taip sunku susidoroti su tais santykiais. Jos lyg atsineša tą vadovaujančią lyderistinę poziciją į namus. Kodėl taip sunku atskirti tai? Nes, man atrodo, natūraliai, jeigu vyras atsineša vadovaujančią poziciją namo, tai nebūtinai yra taip blogai, kaip moteris atsineždama vadovaujančią poziciją namo. Ne, jeigu vyras atsinešas, tai dabar aš pasakysiu, iš karto sakys, kad toksiški santykiai. Bet iš principo moteris nori, kad vyras vestų. Tai jeigu jis atsineša tą savo buvimą, ne tą toksiškumą, kur jis pradeda vadovauti moteriai, bet atsineša tą poziciją, tai atrodo fainai. O ką turiu omeny poziciją? Tai reiškia savo kažkokią tai nuomonę. Taip, turi nuomonę, turi savo ašį, stabilumą, nėra taškomas, ten emociškai nepradeda rėkauti, šūkauti, daužyti lėkščių namie, ar, žodžiu, moters kažkaip kaltinti už savo nelaimės, ar ne, tai man atrodo, kad tai labai sveika vyrui, kai jis grįžta iš darbo namo, ar ne, jis jaučiasi užtikrintas, nes jis ten turi kam vadovauti, ir ne čia jis labiau atsipalaiduoja, bet atsineša tą ramybę. Gerai, o tada kaip moteris turėtų elgtis grįžus namo? Jo, o moteriai yra sunkiau, nes iš moteris tikimasi, kad jį grįž, bus atvira širdimi, priims, apkabins, žodžiu, paguos, kad ir kas nutiko, ir kad vyras galės pailsėti namuose. O tai kaip moteriai tada pailsėti namuose? Tai vyras tada turi pereiti jis į tą poziciją, ar ne, kur jis tampa tuo rūpestinguoju, vaikais pasirūpina, kai negrįžta, ją nuramina ir viskas atrodytų kaip ir jeigu šeima save balansuojanti. Bet vyram labai sunku užleisti tą poziciją ir moteris irgi labai dažnai grįždama jaučia tą įtampą, bent jau iš mano klienčių, kaip neatsinešti namo ir tai tampa dar daugiau sukuria tos įtampos, su kuria jie ateina. Nes yra tikimasi. Taip atrodo dirbtinai formuojama kažkas tai, nenatūraliai. Aš moteris dabar aš turėčiau kažkokia tai grįžti ar būti, bet moteriai labai svarbu, net ir vadovavime, labai svarbu nepamesti savo prigimties. Tai reiškia turėti tą minkštumą ir turėti noriu. Nes labai daug moterų užskuba ir tą reikia, aš privalau, aš pasirodysiu, irgi ašis visą laiką. Nesvarbu, mėnesinės, ne mėnesinės, tu eini į darbą ir vadovauji, aš tau ten skauda, išgeri vaistų ir taip toliau, ar ne? Tai taip gyvenam, vyriškam pasauliu moteris bando rasti vietą, kaip jai dabar būti ir aš pati pastebėjau, kad aš nežinau, iš ko man mokytis, nes mes neturim 100 metų kažkokių moterų, iš kurių galėtume mokytis, kaip būti iš to visuomeniai. Bet aš dar, žinai, pagalvoju, kad mes esam dabar tokiam pasaulyje, kur feminizmas jis dar yra labai neilgai, bet čia toksai galbūt net iškreiptas feminizmas tapo, ne? Taip. Ir
ta laisvė atėjo per greitai ir nespėjom su gamta. Žinai, nes tai, ką suformavo gamta, yra tūkstančiai metų, tai yra mūsų genuose, žinai. Ir dabar, vat, kaip ir tu sakai, mėnesinės, nuotaikų kaitos, taip toliau, bet jūs einat prieš save, taip išeina, jūs jaučiatės blogai, bet ne, aš turiu įrodyti, aš galiu. Vietoj to, kad, pavyzdžiui, tas porą 2-3 dienas, pavyzdžiui, tikrai parodyti savo silpnąją pusę ir pasijaus blogai, galbūt mažiau dirbti, galbūt paprašyti pagalbos, bet ne, aš galiu. Kodėl tas noras yra, vat, ne, žinai, net aš išsitraukiau įdomią statistiką, 42% atvirai pripažįsta moterų, kad joms gėda partneriui pripažinti savo emocinės problemas. Beveik pusė moterų bijo jau pripažinti savo emocinės problemas savo partneriui, mylimam žmogui, su kuriuo gyvena. Jos nori būti stiprios, jos nori pasirodyti stiprios. Kodėl tai pasikeitė? Kodėl čia kažkoks atsirado kova santykėje, konkurencija, kas stipresnis? Tikrai taip, konkurencija atsirado ir labai daug bent jau veiklių moterų patiria tai santykios ir dėl to suranda silpnesnį partnerį, kad būtų mažiau konkurencijos, kuris būtų labiau silpnesnį, tai labiau emocingesnį, labiau tokį palaikantį, rūpestingą, kad jinai nesijaustų blogai, nes jis tada sugeria tas emocijas. Tai taip yra dažnai. Nes anksčiau taigi buvo, žinai, vyrus kaltindavo, kad jie vat neatsiveria, jie visą laiką uždari, nesupranta emocijų, ten taip toliau, dabar biški sukasi, taip žinai, ir kad vyrai dabar perima šitą sritį. Oi, aš atsimenu prieš kokius 7-8 metus Suomijoje buvau ir gyvenau šeimose 2 ir ten ypatingai feminizmas yra aktyvus ir aš dar to nežinojau tada. Aš buvau tokia apie moteriškumą, apie įkvėpimą, mes šokdom su moterimis, susirenkam man vienodai, kas, kodėl mes tiesiog mėgaujamės ir ateina, matau moteris įtemptais kūnais ir aš tiesiog padėjom atsipalaiduoti ir viskas man to užtekdavo. Ir aš nežinau visų tų feministinių dalykų tada dar. Ir aš atvažiavau, atsimenu, šeimoje ir moteris eina į darbą, o vyras gamina man pusryčius ir jis namus prižiūri ir aš pirmą kartą pasimečiau tada, kaip čia taip yra. Ir kitas atvejis buvo kitoj šeimoje, kai aš pagyriau vyrą ir pasakiau, sakoma, kad vyrai geresni šefai, nes jis gamino vakarienę. Ir moteris kaip įsitempė visa, jisai taip sako, tu taip atsargiau, žinai, juokaudamas, tu čia atsargiau pas mus čia feministė namie. Ir aš pasijutau tokia atstumta, tada ji taip supyko ant manęs, nes aš įvardinau, kad vyras tarsi kaip stereotipą tokį, ne, kad vyrai dažnai yra geresni šefai. O tiesiog noriu jį pagirt. Ir kaip jį išgirdo, ar ne, tai mes dažnai girdim tai, kur ten turim savo žaizdų. Gerai, pakalbam rimtai. Kas nenori sveikos odos, stiprių nagų ir plaukų? Na, gal apie plaukus aš nelabai galiu pasakyti, bet kurie atrodytų kaip iš reklamos. Ir aišku, tokia tiesa, kad vien kremas ar šampūnas čia tikrai nepadės. Grožis prasideda iš vidaus. Ir tam yra Perfectil. Tai ne šiaip vitaminai, tai moksliškai patikrintas kompleksas. Perfectil plus skin oda atrodys kaip po gero miego. Net jei vakar buvot vakarėlį. Perfectil plus hair plaukai sustiprės, kad nebeslinktų kaip rudeniniai lapai. O Perfectil plus nails nagai taps tokie tvirti, kad galėsite atsukti alaus butelį be problemų. Girdėjot, kad net karalienė šitą įvertino apdovanojimu. Jei Britų rūmams tinka, tai kodėlgi netiks ir jums. Bėkite į www.manovaistinė.lt, su kodu TAP geresniu gaukite -40% nuolaidą, o mes grįžtam atgal į pokalbį. Bet man įdomu, vat, ateina pas tave klientė, jinai atsipalaiduoja, jinai paleidžia tą įtampą, tą flight and fight. Kaip tai kokią tai įtaką padaro jo santykiui šeimoje, santykiuose su partneriu? Kaip tai partneris gali pajausti, arba ką jinai pajaučia, kokį skirtumą? Gali papasakot? Net apsiverksiu, žinok, po šito klausimo, nes man taip gražu, kokie rezultatai matos. Šeimoje daugiau intimumo, artumo, daugiau sekso, daugiau apsikabinimų, moteris minkštesnė, pradeda labiau mėgautis, sako, vienas vyras sako, jo, dabar brangiau ten ant tų visokių kremukų, dabar jau jai užsimanė, kaip prieš tai užtekdavo vieno kremo 3 viename, žodžiu, viskam. Bet sako, žinok, aš sumokėsiu 10 kartų daugiau dar už tos kremukus, tegul jinai tik tai išlieka tokia. Tai... O tai išeina, kad tas savo jausmų slopinimas, jisai daro didelę įtaką ir intimumui santykėje, jeigu moteris nori užslopinti, nori parodyti, kad jinai yra tvirta, nepalaužiama,
tai persiduoda ir tam intimumui, gali sumažėti ir sekso ir visko? Absoliučiai. Kūnas kietas, moteris neatsipalaiduoja, jeigu neatsipalaiduoja, moteris juk turi įsileisti, kalbant apie seksą, ar ne, moteris turi įsileisti į save. Tai labai pažeidžiama pozicija, nes turi būti atsivėrus, turi kažkaip priimti ir tai yra labai pažeidžiama pozicija ir tam, kad tu galėtum nueiti į pažeidžiamumą, net ir fizinį, tu turi nueiti į pažeidžiamumą ir emocinį. Nes jeigu neatsiveria emociškai, neatsiveria fiziškai niekas. Ir pas moteris yra problemos su orgazmu, problemos su apskritai savo kūno pajutimu. Jau kai rėkia kūnas, kai jau visiškai yra išdegęs, tai tada jau suvokia, kad kažkas yra negerai. O iki to momento dažnai jos nejaučia, tiesiog nei tos įtampos pečiuose, nei niekur. Ir ateina su partneriu ir partneriai, vyrai pas mane dažnai sako, jos neįmanoma apsikabinti. Jinai tokį spazminį apsikabinimą duoda. Ir viskas. Sako, aš ir pats nesu toks jau ten, kad eičiau kabinėčius, bet sako, kažkaip norisi, kad ateitum iš darbo, apsikabintų, žodžiu. Ir tiesiog nėra to, nes tik tai spazminis, tas stresinių. Jo, tada vyras irgi gali pasimesti, nesupras, kur tie santykiai eina. Ir tada vyras savo dažnai kaltina save, nes vyrai nori padaryti moteris laimingas. Vyrai daro labai daug, kad padarytų moteris laimingas. Ir jeigu moteris šalia yra laiminga, tai vyras po defaultu sako, kad aš padariau ją laimingą. Labai dažnai. Bet visus laurus savo prisimti. Taip, o moteris dažniausiai atvirkščiai, ne, jos ten jautriau. Kitaip reaguoja truputį. Tai iš tikrųjų, jeigu moteris nuolatos įtempta, tai vyras irgi yra įtampo, nes jis nežino, ką daryti ir kaip, ir kas yra negerai. Ir aš, kai turiu sesiją su vyrais, jie tą ir dalina, sako, jos niekaip nepatenkinsi. Išeina taip, kad kaip ir abu supranta, bet toks dramblys kambaryje, žinai, tas toksai stovi ir abu žinom, kad jis yra, bet apsimetam, kad jo nėra. Kaip atsipalaiduot, gal kokius pirmus 3 žingsnius, kuri klauso, netikite, niekur nenori kreiptis, bet sėdi namie ir dabar išgirdus galvoja, gal čia apie mane, pabandysiu tuos 3 patarimus. Gal gali duoti 3 patarimus, ką jinai galėtų padaryti kitą kartą sugulus su savo vyru, partneriu, draugu į lovą, kad pagaliau patirti jausmingą, gerą seksą. Tai pats pirminis dalykas yra saugumas ir tai reikia daryti prieš einant, jeigu mes kalbame apie santykių su vyru, bet net tai galima praktikuoti ir nebūtinai prieš intimų santykį, bet apskritai dienoje. Tai pirmas yra saugumas. Be saugumo viskas užsidaro, atrodo, kad yra pavojus, reikia kovoti, bėgti, gintis. Prieš kažkokius, šiandien, savo pavyzdį duosiu, prieš einant čia, aš stoviu po dušu ir ten mintis kažkur jau lekia, eisiu su tavim sutik, paskui eisiu sesiją vesti, ten kažkur ir visiškai nejaučiu, kad mes bėga šiltas vanduo, kad kvepia dušo želė, kurią aš tiek rinkausi, kur man tai patinka. Aš nieko nejaučiu. Aš tiesiog mechaniškai darau ir gyvenu ateityje. Ir viskas, jeigu mane šiandien nėra mano kūne, tai aš negaliu nieko jausti savo kūnu. Tai mano tikslas yra sugrįžti ir aš tada suvokiau, kas vyksta ir pajutau, kaip bėga vanduo, vandens srovė, taip ant galvos ir taip gera, taip, žodžiu, per visą kūną bėga ir viskas, ir aš jau laiminga. Ir jau labiau atsipalaidavus. Ir tai yra tas saugumas, šiluma, ar ne pojūčiai. Būti čia ir dabar. Iš esmės, paprastai tariant, bet žmonės labai atrodo nuvalgė tą frazę ir kol iš tikrųjų supranti, ką tai reiškia, užtrunka laiko. Jo, nes jeigu tu esi įsitempęs, pavargęs ir tu nesi čia ir dabar, o tavo mintis yra apie darbus sekso metu, tai koks ten tas seksas tada, jeigu tu nejauti žmogaus, nejauti savęs, net nedalyvauji tenai, tavo mintis dalyvauja kažkur kitur planuose arba ten prisiminimuose. Tai faktas, kad tu negali pilnai būti tam veiksme. Ir čia yra pasirinkimas. Be saugumo mes esam vyriško energija, nes reikia kovoti. Moteriška energija yra pasyvumas. Aš pasyvi galiu būti tik tada, kai yra aplinka saugi, aš galiu atsipalaiduoti. Tai čia pats svarbiausias dalykas. Ir saugumą mes galim skurti įvairiais būdais. Aplinka ir netgi santykis su vyru yra labai svarbu, koks yra. Nes kaip aš galiu atsiduoti, jeigu aš nesijaučiu saugiai su vyru. Ir deja, daugelis moterų nesijaučia saugiai savo vyru. O kas tą sukuria nesaugumą su vyru? Kokie dalykai? Tai vyro reikalavimai moteriai. Aš kalbu dabar grynai iš moters pusės, ką dalinas mano klientas. Tai reikalavimai, emocinis nestabilumas, kažkokie įsižeidimai, jeigu kažkas ne taip. Pavyzdžiui, žinau tokių atvejų, kai vyrai, kurie net įsižeidžia, jeigu moteris nesudrėksta, kaip sako.
Ta prasme, kaip tu gali įsižeisti, tai yra tiesiog kūnas, fiziologija, kaip tu gali išprivartauti save pasiruošti, jeigu nėra, tai nėra, tiesiog tai trūksta elementarios pagarbos. Vyrukai, lubrikantai. Tiesiog pagarbos ir išbūti, vienas su kitu išbūti. Tai arba tiesiog vyrai labai asmeniškai prisiema, jeigu moteris ar nelaiminga, ar kažkas ne taip. Aha, šitą pastebi ir savyje, žinau, kad matau, kad jinai be nuotaikos ar kažkas, aš labai taip galvoju, kad kas nutiko, žinai, gal aš ką padariau. Taip toliau, žinai, tu iš karto bandai save kaltinti. Taip, vietoj to, kad padaryti į masažiuką, palaiduot, paglostyt, apkabinės, pabūti. Tai daugelis vyrų tada atsiriboja, nes natūrali gynyba pas vyrus labai dažnai yra atsiribojimas. Ir net tokie dalykai sukuria nesaugumą. Žinoma, nes moteris nežino, ko tikėtis. Jinai kažką netaip padarys ar kažkas netaip ir viskas. Lygiai taip pat ir vyrai su moterim jaučiasi nesaugiai, kai moteris yra labai emocionalios, pavyzdžiui, ir vyras negali tiek pakelti. Arba tiesiog yra nestabilumas emocijose, nežinai, ko tikėtis, tai lygiai ta pati reakcija. Tai dabar išeina taip, kad šiuolaikinės moterys reikalauja iš vyrų estrogeno, o dabar jau pačios moterys savo kūrė testosteroną. Taip, ir iš tikrųjų yra problemos su hormonais, didelės problemos pas moteris ir jos tampa dalinai vyriškom. Ir vyrai be krypties, su pernelyg dideliu estrogeno kiekiu. Ką man daryti, jeigu vyras nežino, kaip išspręsti situaciją, pas jį padidėja estrogenas, jisai tampa pasyvesnis, jis nori gulėti ant sofos, jis tiesiog izoliuoja save, atsitraukia nuo visko, žaidžia kompiuterinius žaidimus, iki kol jisai sugalvoja ten, ką reikia daryti, tada jisai ir daro. O kas vyksta su moterim, kai moteris stresuoja, pas ją testosteronas. Reikia spintas tvarkyti, reikia viską vaikus nuvežti, ko tu guli ant sofos ar einam kažką darom ir tada gaus toks didelis disbalansas. Tai iš esmės, tai atrodo taip keista, kol mes esam kartu, kai esam tokie skirtingi. Mes pakalbėjom šiek tiek apie intimumą, bet dar yra tokia, žinai, vyrų dalis, kurie jaučiasi išstumti ar neįreikalingi, kuomet ta veikli, galinga moteris, jinai yra finansiškai arba socialiai stipresnė šeimoje. Ir jie tada tokie jaučiasi ne vietoj. Kodėl taip atsitinka? Jo, tai čia toks toksiškas truputėlį gal vyriškumas, kad aš čia tik tada galingas, kai APC savo užsidės kažkokius lūkesčius. Iš esmės, jeigu žmogus apskritai turi pasitikėjimą savim, savivertę ir negrindžia tik ant savo veiklos to arba tik ant pinigų, turi tiesiog vidinį pasitikėjimą, tai koks skirtumas, kas uždirba daugiau arba kas siekia daugiau, tai dažnai vyrai tarp kitko padeda toms moterims, kurios yra sėkmingos. Tai dabar jau nebe tik už stipraus vyro stipri moteris, bet dabar jau už stiprios moters yra stiprus vyras. Aš nesakyčiau, čia labai toksai fainas dalykas, jeigu tavo partneriui gerai sekasi, tai aš nedidžiuočiausi, sakyčiau, mano ten mergina, žmona, nežinau, partnerė, jinai ten ir ta, va, super, aš džiaugiuosi už ją. O kitiem, bet matai, čia galbūt iš praeities atėjęs tas dalykas, toksai patriarchalinis, žinai, kur vyras turi būti vienintelis, pats svarbiausias, išmaitintojas, galingiausias ir vyrui asocijuojasi viskas su tuo, kad jisai turi uždirbti, daugiau uždirbti, jis turi išlaikyti ir jeigu vienintelė, čia jo tokia kaip vertybė, žinai, kaip vienintelis įvertinimo kriterijus, kad jis geras vyras. Ne tai, kad jis daug knygų skaito, ne tai, kad jisai ten kažkokius darbus padaro, bet įvertinimas tik tai per turtą. Žinai, ir jeigu šitas faktorius yra žemesnis negu pas jo partnerį, automatiškai jaučiasi prasčiau. Bet čia iš karto ir kyla klausimas, ar tas, žinai, moters visko galėjimas pačiai, va tas finansinis pranašumas, taip toliau. Gal tai ir iškelia vyrų silpnuosius dalykus, kurį reiktų mums šiek tiek padirbėti. O, man patinka tavo požiūris. Labai gerai, kai iš vyro tai skamba. Ir man atrodo, šalia to yra svarbu moterim taip pat leisti vyram išlaikyti jas, net jeigu jį ir uždirba daugiau. Aš nekalbu ne apie finansus, tai gali būti finansai, bet tai gali būti kitais būdais, kaip tu sakei, netemk tos dėžės į viršų, duok man panešt. Tai man atrodo, moterim be galo svarbu šitoj eroj duoti vyram jas išlaikyti. Tai išlaikyti materialiai, materija nėra tik pinigai, tai reiškia pasirūpinti, paprašyti pagalbos aš galiu, ar ne, kad vyrui duoti
jausmą, kad jis yra įvertintas ir kad aš jo pasitikiu. Nes jeigu aš jo nepasitikiu, tai ką aš veikiu su juo. Bet jeigu aš esu su juo, vadinasi, jis turi kažką, kas man yra patrauklu. Ir aš ten ir kreipiu dėmesį. Ir jis ten ir auga tame tuomet. Bet jeigu aš nesigrožiu juo, jeigu man jisai negerbiu jo nei vienos savybės, tik tai noriu sunaikinti, nes aš jau jaučiuosi stipresnė, ar ne, tai kam aš esu su to vyru? Tai man atrodo, moterim reikėtų išmokti taip pat, šiais laikais tiesiog priimti pagalbą ir leisti būti išlaikomam. Ir vyram nenustoti to daryti, nebūtinai finansiškai, yra N būdų. Tu sakai, kad nebemoka moteris, nebemoka paprašyti pagalbos, jau to vengia, nebemoka nusileisti vyrui, kad jisai kažką tai gali. Tu nori pasakyti, kad jau link to einama? Tai labai dažna ir aš iš tikrųjų sąmoningai mokiausi paprašyti pagalbos šiaip aplinkoje, kas kuria saugumą kuria tai ne tik vyras, ar ne, bet apskritai, kad aš jaučiuosi, kad bendruomeniai man padės bet kuriuo atveju. Ir aš labai mėgstu pasiklausti, kur man eiti, žodžiu, pasiklausti, kaip aš turėčiau spręsti kažkokią situaciją, užeiti kažkokią parduotuvę ar servizą, pasikalbėti, nes aš jaučiuosi tada, kad aš saugi, manim rūpinas. Ir iš tikrųjų pilna žmonių yra, kurie nori padėti. Ir ypač vyrai labai džiaugiasi, kai ateina moteris ir jų paklausia. Aš matau akise jų ir jie tokie svarbus jaučiasi. Ir kodėl mes turėtume atimti tai? Nes vyrai iš tikrųjų yra stabilesni. Sveikas vyras yra stabilesnis savo psichiką, tai reiškia, kad jo hormonai nesikeičia per mėnesį, ar ne, pas jį paros metu keičiasi, bet tai yra žymiai greičiau, dėl to jisai žymiai stabilesnis yra. Pas moterį yra visos tos bangos ir kai jinai yra pasimetusi, yra vyras, kuris yra stabilus, yra ašis ir galima jį atsiremti ir paklausti. Ir kažkokį racionalų sprendimą gauti. O tu sakai, pati to mokėsi, gal gali ir moterim duoti patarimų, kaip pradėti mokytis prašytos pagalbos, kad vyra, nes aš suprantu, ką tu sakai, taip, santykė norisi būti reikalingam, nes jeigu tu nesijauti kaip vyras reikalingas moteriai, tai tada tu galvoji, tai kam aš esu čia? O kam aš reikalingas, jeigu tu viską pati gali? Tai kaip moteriai tos pirmus žingsnius padaryti, kad jinai galėtų paprašyti tos pagalbos, kad jinai parodytų vyrui, jog jisai yra svarbus? Aš įsivaizduoju, kad čia reiktų suvaidinti, nes jeigu moteris tokia yra, tai jai reikės įdėti darbo, kol jinai transformuosis. Bet kokie tie pirmi žingsniai būtų? Tiesiog labai svarbu moteriai pasijausti, ar ne, kad jinai gali priimti. Čia yra pirmas tas priėmimas. Dar iki sekso net nereikia galvoti apie seksą, va čia pirmas priėmimas ir aš priimu pagalbą iš kito žmogaus. Kad aš galiu tai priimti, kad nebūtina man viską daryti. Taip. Ir patys paprasčiausi pagrindai. Tai reiškia ne tai, kad pati čia susiprasiu, ar ne, nerandu parduotuviai prekės kažkokios, pati susirasiu, tik to nueisiu į kitą parduotuvę. Kodėl? Taigi yra pilna žmonių, galima nueiti paklausti kažko. Bičiuliai, ar nepavargote nuo visų tų varginančių greitųjų swipe'ų į dešinę į kairę ir neatrašytų žinučių? Kartais greitos pažintys kaip greitas užkandis, kur po kelių žinučių nori paragauti jau kito saldainio. Štai kodėl nuoširdžiai rekomenduoju pažinčių portalą darnipora.lt. Čia prieš pasineriant į meilės labirintą atliekate unikalų suderinamumo testą. Taip, tikrai, testą, kuris ne tik patikrina, ar jums patinka ta pati muzika, bet ir ar turite bendrų gyvenimo vertybių bei humoro jausmą. Pažinčių per programėlę statistika yra negailestinga ir jinai sako, kad tik nedidelė dalis greitųjų pažinčių iš tikrųjų virsta kažkuo daugiau, o darnipora.lt siekia tų retų ir tikrųjų ryšių. Taigi, jeigu nebenorite daugiau trumpalaikių nuotykių, gaustinimų ir apsimestinių anketų, prisijunkite prie darnipora.lt. Čia ryšys prasideda nuo gilios pažinties, o ne nuo greito swipe'inimo, kaip kokiam temų katalogė. Eikite, išbandykite testą ir pažiūrėkite, ar atrasite savo antrąją puselę, kurios pavydės net ir draugai. Gerai, tai pereikim šiek tiek prie pačių santykių, galbūt ir tų paieškų santykių. Žinai, ir aš net tokį savo pasirašiau pavadinimą per tobulą būti mylima. Taip. Ir 62% itin ambicingų moterų teigia, kad sunku rasti pakankamai gerą partnerį. Kur čia tie, žinai, toks jausmas, prieš 20 metų buvo gerų vyrų, o dabar net pakankamai gerų vyrų neliko. Kur jie dingo? Kur jie dingo visi. Tai ar čia karo nebuvo liktai, neišmirė. Neišsprogdino jų visų, arba neemigravo, žinai. Kas nutiko? Ar tikrai vyrai tapo tokie net pakankamai negeri?
Ar tiesiog moterų lūkesčiai antiek yra dideli, kad visi vyrai nebėra pakankamai geri? Jos turi žymiai jautresnį kūną, jautresnį psichiką ir jos yra dažniau nepatenkintos santykiais negu vyrai. Ir iš tikrųjų statistika, nežinau, ar tu radai tokią statistiką, gal žinai šitą statistiką, kad moteris, būdamos vienos, yra žymiai laimingesnės negu santuokai, ypač jeigu yra vaikų. Taip, vyrai santuokoje arba santykiuose yra laimingesni. Taip, negu vieni. Tai iš esmės dėl to, kad moteris labiau įsijaučia, labiau galbūt tą mikropasaulį, mikrokosmos, ten kiekvieną išjaučia šeimos narį, ar ne, labai susirūpinus, kad visiems būtų gera ir tai yra galbūt dėl to. Bet iš esmės dabar moteris prarado tą minkštumą, kaip ir sakau, dėl to, kad pradėjo būti daugiau vyriško energijoje ir ji pati save apvagė ir apvagė šeimą. Ir čia yra toksai minusas, nes tada jai atrodo, jinai ateina konkuruodama su savo ta jėga ir jai tada atrodo, tai kas šitas čia, aš pati galiu. Bet faktas, kad moteris, kai gavo daugiau laisvės, jos, kaip ir sakau, neturi iš ko mokytis. Aš pati, kai žiūriu mokytojus kažkokius, žiūriu, kad aš mokusiu vien iš vyrų. Tai tada, kaip aš būsiu savo šitam kūne moteriška moteris ir pagal savo psichiką veiksiu ir sieksiu tikslų, kas yra gana vyriška, jeigu aš neturiu mokytojų. Tai kaip man tai daryti? Ir vyrai nebeturi savo funkcijos tiesiog. Nebereikia mamuto parnešti, viskas padaryta, sudėliota, gali tiesiog sėdėti, namus atneša kažkoks berniukas iš Indijos, atneša maisto, tai ką man tą mamutą dabar eiti medžioti, ar ne? Ir moteris nebemato vyro veiksme, kai jisai užkariauja kažką, kai jis atneša namo. Tiesiog, arba jisai sėdi visą dieną prie kompiuterio, spaudo mygtukus ir mūsų smegenys dar kartą nėra adaptavęsi dar. Ir moteris žiūri visą dieną vyrą bespaudantį mygtukus. Ir jai čia dabar turėtų būti, wow, mano vyras, šiandien paspaudė 30 mygtukų daugiau. Tai, kai žiūri iš šono, tai neuždega, nes nebėra tiek daug fizinio darbo, ar ne, kad moteris matytų vyrą iš šono kažkokiam procese, ar ne, veiksme, ir jinai tada gali žiūrėti ir atsipalaiduoti, nes jisai siekia, jisai daro tai dėl mūsų šeimos. Ir natūralu, kad tada moteris, sunkiau jai gerbti vyrą, nes dar kartą mūsų smegenys nėra prisitaikę dar. Nes mes dabar labai gerai gyvenam. Ir dar vyram nereikia daug stengtis. Ir jie nebežino, kur jam pasidėti dabar naujai. Kokia mano rolė? Ok. Tiesiog, aš supratau, va dabar taip. Turbūt čia daugiau kalbama apie vyro ambicijas, vyrą norą kažko tai siekti ir moteris aiškiai to, žinai, gali būti labai ambicingas vyras, kuris yra ten programuotojas ir sėdėti prie kompiuterio ir tenai turbūt kažką tai fenomenalaus daryti, bet iš šono tai atrodo tas pats, kas prieš 20 metų tiesiog žais kompiuteriu. Ir smegenys nesupranta to skirtumo, žinai, tą patį monitorių žiūri su ta pačia klaviatūra ir pelytė maigo, atrodo, kad jis visą dieną ten žaidžia ir nieko neveikia. Aš stebiu, kaip tarkim, porom duodu ten užduoti, kad vyras namie daugiau darytų, žodžiu, fizinių veiksmų, ten moteris paprašo kažko, jisai dažnai pasamdo, su kuo tu galėtum, va šitą pabandyti pats padaryti namuose. Ir mes sudėliojam tokį planelį, ir jie išeina ir grįžta ir sako, wow, sako, tokios moters dar nemačiau niekad ir šiaip tokio gero laiko nesam turėję niekada. Tai atrodo, tai veikia iš tikrųjų ir man atrodo, kad tai yra viena iš priežasčių. Tai išeina taip, kad vyrai, tie, kurie galvoja, kad viską reikia per pinigus, tai jie klaidingai mano. Tai nėra seksualu taip, kaip yra seksualu namie būti darbščiam ir parodyti, kad tu užsiimi namais, kad tu kažką tai ten meistrauji, darai, kad tu pats darytum, o nekviestum pagalbą iš šono. Tai labiau užveda moterį. Dėl to, ten tie visi, ar ne, su santechnikais, video. Bet iš dalies taip, bet galima ir per pinigus, galima ir per pasamdymą, bet tada moteris turi matyti vyrą savo galių, kaip jisai derina tada su tai žmonėm, kurie ateina, kaip jisai suorganizuoja viską, ar ne, kaip jis atstovi save ir šeimą pozicijų, kur reikia atstovėti, pavyzdžiui, kad jinai matytų vyrą veiksme kažkokiam, kad jisai rūpinas, kad jisai daro, kad jisai tie veiksmai nebūtinai fiziniai, bet organizavimas irgi yra tas darbas. Okay. Kad jisai paskambina, ne, kad jis suderina, ne tai, kad jisai pasyvus, kaip dabar daugelis mano klienčių, tai jisai pasyvus, tai aš viską sutvarkau. Aš paskambinu, aš paskambinu, kam lauk dabar, kiek galima laukti? Aišku, suprantu, kai kurios klientės laukia 4 metus, tai jau yra
Jau yra šis tas ir tai, man atrodo, yra natūralu, kad jį pasirūpina savimi. Gerai, nu tai šiek tiek mes užstūmėm ant vyrų, labai sveikai taip, bet dabar pakalbėkim dar vis dėlto grįžkim prie tų lūkesčių. Ar nėra taip, kad vis dėlto tie lūkesčiai yra padidėję, arba jie išsikreipia yra iš moterų pusės? Žinoma, taigi įsijunk Instagram, pažiūrėk. Mano draugė, ten, nu gerai, nedraugė, 5 eilės pusės yra kokia nors, ar ne, ar ten iš viso net nepažįstu jos, bet turiu Facebook'e ir Instagram'e. Ir jinai, matai savo vidury žiemos su jachta kur nors, žinai, Karibuose. O mano vyras gyvenime negalėtų leisti to, kad mane tenais nuvežtų. Net į Egiptą nenusiveža. Taip. Ir kalbant apie tas pačias smegenis, iš tikrųjų mes dabar per daug gaunam informacijos. Natūralu žmogui žinot kokių 100 žmonių aplinkinių, nu, vat, gyvenimo būdą. Dabar mes žinom milijonų žmonių. Mes žinom, kas vyksta Ukrainoje, ar ne? Mes žinom, kas vyksta kitam pasaulio gale. Kas mums iš tikrųjų nebūtinai yra sveika, nes mes tada žiūrim ir mūsų smegenys, kai žiūri filmą arba televizorių, joms atrodo, kad vyksta čia ir dabar. Jos nėra prisitaikę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad man atrodo, kad karas vyksta mano aplinkoj. Tai lygiai taip pat, jeigu aš žiūriu ir mano ten socialiniai medijai ar ne, kažkokia tai draugė socialinių tinklų įsikėlusi, kad jinai ten keliauja, o aš ne, tai kaip jinai taip, ne? Tai reiškia, jinai surado geresnį vyrą, o mano vyras gyvenime manęs net į teatrą nenusivedė. Ir viskas, pasilyginimas. Bet jeigu jinai lygintųsi tik su savo aplinka, kurioje jinai yra, kur jau užaugo, ar ne, kas yra natūralu, adekvatus, va, tas socialinis sluoksnis, adekvati situacija Lietuvos, ar ne, rinka, ekonomika, kokie čia pinigai vaikšto, ar ne, kad tai nėra tas pats, kas ten Amerikoje, kitokio užmokesčiai. Jeigu jis suvoktų, jie adekvačiau suvoktų situaciją, jeigu lygintųsi tik tai su šalia esančiai žmonėm. Bet kai mes pradedam lygintis, faktas, kad tada reikalavimai aukšti. Nu, tas lyginimas iš vis yra toks lyguistas dalykas. Aš manau, kad jo iš vis turėtų būti kuo mažiau, nes lygintis reikia patiems su savim. Čia turbūt pagrindinė mintis, bet aišku, kai tu pradedi lyginti su kitais, tai visą laiką už tave bus protingesnių, geresnių, turtingesnių, gražesnių ir taip toliau. Tarsi, tu visą laiką jausies nepakankamas. Čia neišvengiamai. Tai jeigu su tokia gyvenimo politika gyventi, tai tu tiesiog esi visą laiką nusivylęs. Taip, bet atrodo, neišeina to išvengti ir sunku suvokti, kad tu lyginės, nes tu tiesiog žiūri, o čia kaip vyksta fainai. Čia kažkur tai. Viskas vyksta mūsų smegenyse ir tiesiog, ką mes matom aplinkoje, po to mes grįžtam namo, žiūrim tą savo butą, kur nors ten ar ne, Karoliniškėse sovietinį ir tada atrodo, kad čia mano gyvenimas. Bet girdžiu tokius tikrai lūkesčius, kur Lietuvoje labai sunku rasti tokių vyrų. Ir jos, pavyzdžiui, nevažiuoja niekur iš Lietuvos, tai kaip jos susiras, tai labai svarbu. Mano užduotis yra tos lūkesčius adekvačius suderinti. Ir dažnai tie 5 figures vadinamas, tai yra standartas, atrodo, kad čia dabar jau visi turi tiek uždirbti, bet kai pasižiūri Lietuvos ten ir maksimalų, tarkim, atlyginimą, Lietuvoje truputį kita situacija yra, ne? Kiek ten 8,000 kokie, labai gerai. Samdomai pozicijai, man atrodo, čia yra tokios pakankamai jau link lubų, ten skirius vienetus. Tai jeigu paskaičiuoji, kar 12, ar ne, tai labai sunku ras Lietuvoje tokį, nebent jau kažkas verslininkas, bet ir tų verslų nebūtinai verslininkas, tai yra turtingas. Labai daug moterų sako, noriu verslininko. Suranda verslininką, sako, tai kad jisai ten labai mažai uždirba, tai verslininkas nereiškia, kad žmogus daug uždirba. Tai faktas, kad pinigai yra labai svarbus, man visom klientėm yra labai svarbus šitas dalykas. Ir apie išvaizdą kalbant, tai gal tokios specifinės neapibrėžčiau, bet dažniausiai moteris nori, kad būtų aukštesnis už jas. Kaip revoliuciniai psichologijai mes žinom, kad tai yra visada buvo svarbu moterim jaustis, kad kažkoks aukštesnis, stipresnis ir moteris dažnai išsiskiria dėl to, kad vyras yra žemesnis. Net pradžioje santykių, nes nenori užmegzti per nelygilaus santykių, net jeigu labai gera ir yra ryšys, bet dėl to, tiek ūgis yra svarbus. Bent jau kiek aš girdžiu, tai tikrai... Tik ne Prancūzija. Tik ne Prancūzija. Lietuvoje vis dar mes turim tos tokius... kaip turi minėjai. Čia nepasistumėjom į vakarus, matau. Ne, čia dar liko vis dar tam rytų filosofijos. Nors mes atrodo labai europietiški ir tie standartai apsivienodini. Iš tikrųjų, kiek girdžiu kolegas, kurie dirba kitose Europos šalyse, labai panašiai mes irgi iš tikrųjų, kalbant apie lūkesčius partnerių ar apskritai, kaip dirbama terapijai, labai panašiai. Bet turim tų tokių dar
patriarchalinių likučių nemažai, nes tai dar labai neseniai, kaip mes čia tokias egalitarinės branduolinės santuokas pradėjom, net santuokų dabar nebėra, sąjungas pradėjom kurti. Dažnai anksčiau buvo keli dalykai, ko reikėjo iš vyro. Negeria, ne alkoholikas, ne vagis, nemuša. Taip. Žinai, laiku grįžta namo ir ten nepaleistauja. Viskas. Geras vyras. Reiškia, bus saugu, mylės, rūpinsis, taip toliau. Dabar, vis tiek tų lūkesčių yra jau kur kas daugiau, žinai, jau dabar ten ir ir uždirbti, ūgis aukštesnis, ten taip toliau. Bet dabar savybės vidinės mini, tai vidinių savybių lūkesčiai tai tikrai paaugo yra, nes vyras dabar turi būti emociškai išprusęs, jūs turi būti dvasingas, jūs turi saviugdos keliu eiti kažkokiu dažnai, kad jeigu nesąmoningas, kaip mano klientas sako, jeigu nesąmoningas, labai jokingai skamba, nes nesąmoningas žmogus nualpęs arba miręs, bet turime omeny tą neina kažkokiu keliu sąmoningumo, sąmonėjimo, tai tada ne vyras. Tai va šitas dažnai. Bet tai kiek tokių vyrų yra, kurie tą daro? Ta prasme, daugėja, džiugu. Bet daugėja, bet tai čia, žinai, kaip ir milijonierių daugėja. Tai, žinai, čia kol sąmoningi vyrai taps, kol jie pradės tiek domėtis sąmoningumu, kiek moteris. Moteris šiaip žingeidesnės yra, joms domina tokie dalykai. Kiek vyra, kurie ten astrologija ir akmenim kokiams domisi. Nėra, bet jeigu apie moteris ir kortom domisi, ir zodiako ženklais, astrologijom, numerologijom, ten ir ko tik nesidomi. Ir mokslais labiau domisi. Ir mokslais, nes universitete yra moterų daugiau negu taip, vyrų. Ir jos geriau mokslus baigia. Tai čia, tapsime, tai iš kartos į kartą ir jeigu toks lūkestis yra, tai yra tiesiog moteris pasmerktos tiesiog neturėti vyro, nes tokių vyrų yra labai labai mažai. Tai va ir statistika tavo, artėjom prie tos pradžioj statistikos, kurią pateikiai, kad panašu, kad link to ir einam. Nes moteris nebenori gimdyti vaikų, nes kam apsikrauti, jeigu galiu keliauti po pasaulį ir mėgautis ir pamiršta tą tokį širdies kvietimą, kuris yra ne tik fiziologinis, bet apskritai moteriai dalintis, rūpintis. Tada moteris eina visokias savanorystės, vietoj to, kad savo vaikų turėtų. Ir vyrai nepateisina lūkesčių, tai ką man tada iš viso kažkokio reikia, nes dabar aš galiu rinktis neturėti vyrą, aš galiu viena gyventi visą gyvenimą. O kaip yra su tom, kurios, pavyzdžiui, visgi renkasi vyrus? Ar nėra tai, kad tas noras susirasti geriausią vyrą, žinai, dabar tos ir programėlės, ir ten šiaip per draugus pažindinas, ir taip toliau, va šitas netiko su kitu, ir tas dabar tas toks vartojiškumas tapo labai normalus, žinai, dabar ten, kad tu turėjai 30, 50, nežinau, dabar ten gal ir 100 partnerių turi per gyvenimą, čia yra norma. Anksčiau tenai buvo, žinai, turėjau vaikystėje vieną ir dar visų vyrų visą gyvenimą pragyvenau, žinai, 2 partneriai ir 1 per gyvenimą, 3 tenai, žinai. Dabar 100 jau yra gerai. Ir tai sako, tik tiek. Tik čia neprasisukai, nepalsėjai po praeitų santykių. Tas vartojiškumas, ar jisai kaip tik neveda į tą, tai kad bus labai sunku užmegzti santykius vėliau? Tai yra tragedija, ką tu sakai iš tikrųjų. Ta prasme, tai yra didžiulė tragedija, mūsų ir visuomenės, ir asmeninė tragedija. Su kiekvienais nepavykusiais santykiais susirasti santykius yra žymiai sunkiau. Ir tikriausiai žinai statistiką, kad pirmos santuokos maždaug 50% išsiskiria, antros jau 60, ten link 70, trečios 70, 80. Tai šansai, kad išsiskirsi trečioji santuokoje. Tai ką tai sako, kad taip, su kiekvienais santykiais jau nebenori taikstis, aš jau legalizuoju savo smegenyse, kad aš galiu išeiti. Man nepatiks, aš išeisiu. Čia pirmas dalykas, čia taip pat kaip su išdavystė. Jeigu vieną kartą išdavė žmogus, šansai, kad išduos antrą kartą yra žymiai didesni, nes jis jau legalizavo savo viduje tai. Ir tai jau yra atidaryta, atrakinta, kaip genai atsirakinę kažkokie, sakykime. Tai tikrai yra didelė tragedija, plus ir energetiškai ir visaip kitaip, gal per daug apie tai čia nekalbėsiu, bet tai lieka ir moters kūne, pavyzdžiui, daug partnerių, ar ne, tai lieka jos kūne, patirtis, tai ne tik energetiškai, bet ir psichologiškai, tai yra žiauru. Kuo daugiau partnerių turi, tuo mažesni šansai surasti ir tuo desni reikalavimai, tuo labiau netinka ir jau kai tiek pakeitė, tai ką, pakeisiu dar vieną. Tai yra žiauru. Tai yra tikrai labai prastai ir ką aš matau iš klientų ar net iš savo draugų, labai labai sunku po to. Aš ir įsivaizduoju, kad žmonės mesgi labiau prisimenam ne tai, kas gero, kas bloga. Tai jeigu keisti partnerį kas 3-6 mėnesius ir vis ieškot geriausio, tai tu iš praeitų santykių tikėtina pasimsi tai, kas buvo blogiausia. Ir po to tą taikysi ir naujiems santykiam. Ir jau bijosi, kad tas pats nutiks. O jeigu buvo 7, 8 ar 10 tokių, tai jau 10 faktų susirinkus, jau tu tuos 10 faktų
nesąmoningai taikysi tam naujam žmogui, nors jisai gal ten iš viso arti tų minusų net nėra, bet neduok dievę arti bent vienas viskas, nurašo, jau ir šitas blogas. Tai reiškia, kad su kiekvienu partneriu vis yra mažiau nuolaidžiaujama ir mažiau tos kantrybės, santykiam kurti. Tik tai kokia smulkmena, viskas nurašomas. Jo, yra projekcijos perkelimai, ar ne, aš atsinešu iš praeitų santykių ir jau projektuoju, kad jeigu ten mane išdavė arba jeigu ten žmogus kažkoks, tai greičiausiai ir tu tai darysi. Tiesiog perkeliu savo praeitą partnerį ant tavęs ir bendrauju, draugauju ne su tavim, o su to savo iliuzija, su to savo praeito santykio įsivaizdavimu. Ir kas vyksta? Tikrinimas. Ir taip, tada prasideda tikrinimas, nepasitikėjimas ir, kas yra labai įdomu, kad mes žmonės turim poreikį pastovumui. Tiesiog mūsų psichikoje, jeigu mus mato kažkoks žmogus, su juo susitikę mes turim poreikį išlaikyti tą įvaizdį, nuolatos tokį patį. Tai reiškia, kad jeigu mano partneris iš manęs tikisi, kad, pavyzdžiui, aš išduosiu, tai po truputį aš pradėsiu galvoti apie išdavystę. Ir tada moteris iš tikrųjų sako, ne, jeigu su tokiu vyru yra, tai taip ir žinau, kad jie visi žodžiu išduodant, tai va mano praeitas išdavė, šitas irgi išdavė, nors pradžioje atrodo toks ištikimas, tai bet kas tai padarė, ar ne tu tai padarei kartais šitam santykiui. Self-fulfilling prophecy. Atnešiai tą sėklą ir jinai tiesiog ir išdygo. Žinai, mes pakalbėjome apie tą, žinai, partnerių keitimą, o koks yra sveikas laikas moteriai pailsėti nuo santykių, kad jinai nenusineštų tų skaudulių į naujus santykius. Na, kad, žinai, sutiktas žmogus, aš gal taip pasakysiu, aš įsivaizduoju, kad norėtųsi, žinai, susipažinti su nauju žmogumi, taip kaip tu susipažindavai, kai tau yra 15, 16, 17, kai drugeliai skraido, kai tu esi excited, kai tu neturi jokių lūkesčių, kai tu džiaugiesi kiekvieną dieną ir tau atrodo, va, čia yra the best. Aišku, suprantu, kad tai rožiniai akiniai, bet kokiu atveju tai yra kaifas. Ir kaip sukurti tą kaifą, kai tau yra 35, 40, 45, kai tu jau turėjai tos patirties ir ypatingai dabar, tikrai žmonės turi tos patirties ant pirštų, tikrai nesuskaičiuosi, neužteks pirštų, kiek partnerių turėjo. Tai vat kokia turi būti pertrauka, kad vis dėlto atgauti tą tokį šviežumą, tą tokį excitementą susitikus žmogų ir neatsinešti tų visų neigiamų pasiekimų iš praeitų santykių. Esu girdėjus apie tai, kad reikia pusę tiek, kiek buvai santykyje su žmogumi. Tai jeigu buvai 10 metų, tai 5 metų, jeigu buvai 10 metų, tai 10 metų. Taip sakoma ir aš manau, kad tame yra logikos, tikrai. Galima būtų sudėlioti, kodėl taip yra, nes kalbant apie neuronų jungtis patirtis, tu turi įgyti naujų patirčių. Nes jeigu visos tavo patirtis praeities 20 metų, pavyzdžiui, yra su vienu žmogumi, tai neturi savo patirčių, turi per tą laiką įgyti savo naujų patirčių, kad jos persidengtų ir būtų šviežios naujos patirtis, kurias tu ateitum ir dalintumai su savo partneriu. Kitu atveju, jeigu šoki kitus santykius, visos patirtis yra su prieš tai buvusiu vyru. Ir tada sakysi, aš su buvusiu draugu, tai... Buvo Maljorkai, čia mes su vyru čia tą ir tą. O mes tu čia nevažiuojam, mano buvęs draugas taip, o tu taip, o aš su buvusiu draugu taip, o tu taip. Ir net jeigu nesakys, bet viduje tai galvos ir tai jaus. Tai turi naujų patirčių įgyti, tai kiek jau reikia tų naujų patirčių, kiekvienam turbūt skirtingai, bet aš manau, kad tikrai daugiau negu metai. Tikrai daugiau bet kuriuo atveju. Aha, šiaip čia labai geras dalykas, ką tu pasakėjai, nes aš dabar kažkaip nepagalvodavau, bet tikrai turbūt, jeigu išlieki santykiuose labai ilgą laiką, išsiskiria, jeigu greitai susirandi žmogų, tai tu, nenorom, tu tikiesi, kad bus viskas kaip ir buvo tenai, kad bus tokia pati tvarka, kad taip pat maitinsis, kad taip pat darysi viską, kad taip pat atostogausi, tiek pat laiko kartu leisi, viskas bus taip pat, bet taip nebus. Tai yra visiškai kitas žmogus ir tu negali permesti tų pačių projekcijų jam. Bet tu sakai, kad jeigu išbūsim vieni, naujų patirčių įgausim, šiek tiek užsimirštas gyvenimas ir kursime naują gyvenimą. Taip. Bet dabar per tą laikotarpį, tai ką, jokio sekso, jokių išdaigų, jokių naujų santykių, jokių pasimatymų, tiesiog būti vienam, ar visgi, vienos ten nakties nuotykiai, arba ten kažkokie, tai žinai, friends with benefits ir taip toliau. Šitie galimi dalykai, ar tu kalbė apie tai, kad būti vienam 5 metus, 5 metus celibato, kur tau čia?
Kaip sveika būtų. Bet dabar čia pasakys psichologė kažkokia keistuolė, ne, tikrai nesąmonė. Aš galiu kalbėti kaip psichologė arba kaip žmogus, yra 2 režimai. Tai pabandyk šitus 2 režimus, ir vienu, ir kitu yra įdomu, ar sutampa ar ne. Nes kaip psichologė aš tikrai priimu įvairių žmonės įvairias patirtis ir aš tikrai žinau, kad būna visai, ir kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui, kurie neturėjo patirčių sveikų, tarkim, sveiko intimaus santykio, tai kažkoks tai iš šono nuėjimas su kažkuo būna ir taip gerai, ar ne, jeigu prieš tai santykiai buvo toksiški ir mane gerbia, mane myli, supranti, kaip gali būti. Ir tada aš jau žinau, ko man ieškoti. Bet jeigu ta patirtis negera, tai tada nelabai gera. Bet noriu pasakyti, kad tikrai gali būti naudos. Bet kalbant iš mano asmenės perspektyvos, iš žinių, kurias turiu apie evoliucinę psichologiją, apie energetinius dalykus, moterim yra labai nesveika save dalinti dešinę į kairę ir apskritai save gerbianti moteris jokių vienos nakties nuotykių. Ta prasme, jeigu aš gerbiu save ir savo kūną, tai viena yra, visa tai yra daroma iš troškimo, iš tų pirminių, sakykime, savo centrų, ar ne, iš to noro patirti malonumą, bet malonumą mes galime įvairiai patirti, flirtas ir visa kita, ar ne. Mano asmeniniu suvokimu, save gerbianti moteris tiesiog nenori savęs užteršti, nes man atrodo, kad ji yra šventykla, kad yra šventovė, kad per ją ateina gyvybė, kad ji paskiria save kažkokiam žmogui ir tada ji ateina, jinai neturi tų patirčių su kitais vyrais, į tą vyrą jį žiūri visai kitaip, jį žiūri su tikrai atsidavimu, o ne prieš tai mane geriau patenkindavo ten tas onas, tai iš viso. Ir būna su vyru galvoja apie kažką kitą, tai jau apvogimas santykio. Okay. Tai dėl to aš suprantu monogamiškų ilgalaikių santykių prasmę labai stipriai, bet dabar, kaip mes žinom, tai yra labai reta ir žmonės nebenori dirbti. Tai priklauso, ko žmogui reikia. Jeigu jis nori geresnių patirčių ir turės tikrai toksišką santykį, tai sakyčiau, kad būtų sveika su kuo daugiau vyrų, pavyzdžiui, moteriai susipažinti, pabendrauti ir žiūrėti jau ten, kaip leidžia moralė jai pačiai, ką daryti su tuo, bet tiesiog kuo daugiau patirčių įgyti, kokių skirtingų vyrų būna. Nes kai kurios moteris, pavyzdžiui, matė tėvą toksišką, susirado vyrą tokį, prabuvo su juo 15 metų, išėjo ir tada jinai sako, tai ką gali būti kitaip? Ir aš, pavyzdžiui, papasakoju, kaip būna ten santykiai ir taip, o rimtai vyras gali eiti terapiją norėti, vyras gali ten norėti vakarienės pakviesti moterį, vyras gali grįžti anksčiau už darbą dėl to, kad moteris liūdna, pavyzdžiui, ir jinai paprašė, nes jai labai sunku, ten kažkas įvyko, arba vyras net gali ateiti į gimdymą, arba po gimdymo parsivežti namo, jinai su taksu parvažiavo. Arba kita tai iš viso parvažiavo su savo mašina. Net gėlių negavo. Jo, tiesiog. Tai tokios pasigimdėjai pati ir grįžk. Taip. Kai iš darbo kokią, žinai. Ir tokie dalykai iš tikrųjų vyksta. Wow. Tai tų naujų patirčių reikia ir tada sakyčiau, kad tai būtų sveika. Tai čia turbūt nuo situacijos priklauso. Eikti savo. Bet o tu tiki, kad ateityje išliks monogamiški santykiai? Taip, aš manau, kad taip. Nes niekada neįmanoma, kad išnyktų, nes viskas yra poliariška. Vienas versus daug, ar ne? Arba nieko neturėti, gal dar viena opcija dabar jau atsiranda. Vienam būti. Taip, individualumas. Taip. Bet jisai labai veda į vienatvę ir vienišumą. Tai nežinau, kiek čia yra gerai. Mes turėjom laidą su Kaluginu, su kuriuo kalbėjom grinai apie vienatvę ir vienišumą, tai tikrai stipri laida, labai rekomenduoju visiems pasižiūrėti, bet tai yra šių laikų didžiulė problema, krizė, virusas, čia žinai kaip pavadinsi, bet nėra nieko gero tame. O kaip moterį atpažinti, kad ji tampa emociškai priklausoma nuo vyro? Jo, tai pirmiausiai, kai pradeda erzinti vyras. Kai jisai pradeda erzinti, reiškia tavo dėmesys per daug išoriai ir tu jau savo laimę statai ant partnerio. Ir tai jau reiškia, kad išsižadėjai savęs. Bet ką reiškia erzinti? Žinai, erzina, tai būna, kad erzina ten kažkokie tai buitiniai dalykai, dar kažkas gal pasakė ne taip kažką, tai vieną kitą kartą, nebūna idealių santykių. Kas tai yra per erzinimas? Gal gali išskirti kažkokius tai pavyzdžius? Kai jau sunku gerbti jau žmogų, kai tiesiog toks erzulys, ar ne, kyla, kad jis to nepadaro, per vėlai grįžta, žodžiu, namų ten nesutvarko, neužsako kažko, jau kai pradeda kauptis, viskas jau reiškia, kad dėmesį į save laikas grąžinti. Nespręsti tų dalykų, kurio neįspręsti vyro, bet grąžinti dėmesį į save ir pasirūpinti savim. Vietoj to, kad tvarkytum tos namus, nueik su draugiam pasivaikščioti parką, nueik į gamtą, pauostyk gėles, užpildyti save.
Tai reiškia dėmesys per daug išoriai. Viskas reiškia, aš prarandu save. Reiškia, jis dabar yra mano pagrindinis objektas, kurį aš sieku, ką jis padarė ir ko nepadarė. Nieko nenutiks, jeigu ten spintelė nesusidės savaitę dar daugiau. Nieko nenutiks, jeigu kažkas neišsispręs greitai čia ir dabar. Tai viskas. Kai tik jaučiu, kad noriu kontroliuoti arba spręsti už vyrą, ir iš karto susipakuoju savo energiją į save ir einu pasirūpinti savim. Čia nesakyčiau tokia kaip ir ribos brėžimas gaunasi, ne? Sau pačiai, nes nieks nereikalauja tos ribos brėžti, bet sau pačiai tiesiog tai yra indikatorius, kad jau tu gyveni ne savo gyvenimą. Ką reiškia išsižadu savęs? Kaip tai atrodo? Santykė. Tai vat viskas pradeda suktis apie vyrą, ką jisai veikia, ką jisai valgia, ar ne, ko jis užsiema, o jam šiandien varžybos, ar ne, ten reikia, viską seka kaip vaiką, tarsi net ir vaikų taip sekti nereikia. Bet tiesiog vietoj to, kad žiūrėtų, o ką aš turiu laisvą dieną šiandien ir ką aš norėčiau šiandien nuveikti. Nes mano vyras varžybose, pavyzdžiui, kažkokios ir dar kažkur. Pagalvoju, įdomu, kaip jam sekas, po to gal parašau, bet likusį laiką aš tiesiog rūpinu savo dalykais. Bet jeigu aš seku, žiūriu, galvoju, ar ne, tenais gal patikrinu internete, gal kėlė kokius ten rezultatus, tai aš gyvenu jo gyvenimą. Aišku, kai kuriuose atvejuose, kai tai labai svarbu, tai natūralu, kad tai vyksta, bet jeigu tai vyksta pastoviai apie viską, kada jis grįš iš darbo, ar ne, tiesiog seku jo gyvenimą labiau negu savo. Ok, žinai, čia reiktų šiek tiek dar turbūt paaiškinti vieną dalyką, nes santykėje man, pavyzdžiui, labai smagu yra kartu leisti laiką. Ir aš tikrai pats galvoju apie tai, kai yra laisvas mūsų kartu laikas, na žinau, kad vakaras, tarkim, jinai darbus baigė, aš baigiau darbus ir aš galvoju, aš neišeisiu toksai, žinai, apie save galvodamas, varau su draugais. Vis tiek aš kažkaip galvoju, kad, jinai laisva, aš laisvas, tai kažkaip norėtųsi kartu tą laiką praleisti. Bet jeigu aš žinau, kad jinai išėjo penktadienio vakarą su draugais arba su draugiam, tai faktas, kad aš tada galvoju, tai ir mano proga yra su draugais susitikti. Tai tu kalbi apie tai, kad nepamesti savęs būtent taip, ar būti to tokiu individualistu, žinai, ir maždaug, ką aš noriu, tą ir veikiu trečiadienį vakarą, koks skirtumas, ir liko vienas namie. Čia šitą varybą turbūt galėtum paaiškinti, nes kai kurie gali suprasti, nepamest savęs, tai reiškia, kad tik apie save galvot. O kiti gali suprasti, žinai, būtent tuo modeliu gal kaip aš. Tai kuris čia būtų tas modelis? Tai faktas, kad santykiuose mes derinamės kartu. Derinamės, susitarėm, viskas turi būti susitarta iš anksčiau, arba tuo metu, ką veiki, užsiemės, tai tada aš užsiemu irgi. Ir jeigu kitas žmogus jaučiasi, kad visą laiką kitas žmogus yra užsiemęs, tada jis apie tai kelia ir kalba. Tai man atrodo, čia sveikas santykis, taip ir turėtų būti. O ten tik apie save galvoju, tai irgi yra kraštutinumas, lygiai taip pat tas pats sukritimas. Jeigu žmogus pernelyg laiko stipriai savo ribas, tai yra tas pats, kad žmogus visiškai nelaiko savo ribų. Jis yra kita pusė medalio. Taip, jis bando kompensuoti ir nenueiti į tą emocinį smurtą, kaip tu sakai. Tai vadinasi, dar nėra balanse. Vadinasi, dar yra ką paveikti. O žinai, mes kai kalbėjom apie tą savęs vertinimą ir moteris būna ten save graužia ar kaltina save dėl kažko, tai kodėl moteris linkusios griežčiau vertinti tas pačias klaidas ar situacijas, griežčiau vertinti negu vyrai? Tarkim, kažkoks įvyko dalykas ir vyras taip, o moteris tą dalyką gali santykėje labai vertinti kaip labai svarbu, žinai, ir ten sakyti, ir tu jau pamiršai, čia mes čia dėl šito ginčiam ir tau jau dzintų jau apie kažką kitą šneki. Kodėl skiriasi tas vertinimas? Iš vyrų pusės dažnai būna toksai, taip, pasiginčiam, nei čia pykomės, nei čia ką. O moteris gali vertinti kaip didelį pyktį, žinai, ir čia didelė diskusija, kuri buvo itin svarbi. Tai kaip ir minėjau, neurotiškumas. Tiesiog moteris yra jautresnė, jos nervų sistema yra jautresnė iš prigimties. Taip, čia pats paprasčiausias paaiškinimas iš psichologinės pusės, kad moteris linkia daugiau įsijausti ir į smulkmenas. Ir jeigu žiūrint hunters, gatherers, ar ne, tie medžiotojai ir rinkėjos uogyčių, tai taip evoliuciškai ir susidėlioja. Moteris labiau smulkmeną žiūri, ar ne, o vyrai daugiau, kas ten darosi lauke. Čia ta uogytė nesvarbu, man šerną reikia sumedžioti šiandien, ar ne? Tai man atrodo, kad tai yra pasiekmė ir evoliucijos, kad tiesiog moterims svarbiau tas mikrokosmosas, šeima, kas vyksta, ar ne, ir labiau smulkmenas. Tiesiog taip mūsų smegenys yra. Ar reiktų kažką keisti ties tuo? Ar daugiau pagarbos ir supratimo vienas kitam skirtumuose. Tiesiog. Jeigu ir vyrams išgirsti, labiau mokytis subtilumo, jautrumo, nes dar prieš tai norėjau pasakyti tokį momentą, kad jeigu vyras labai vyriškas, o moteris labai moteriška, tai vyras nebus jau toks intuityvus ir labai girdintis. Tai kas vyksta, ar ne, jeigu vyras labai vyriškas, jis negirdi tų subtilių niuansų, kad ten moteris sako help, gelbėk mane, ne, arba aš nelaiminga. Ir jinai sako, žiūrėk, gal pabūkim dažniau kartu. Jinai švelniai, moteriškai atneša žinutę.
Taigi buvom vakar, jinai tokia, jo, bet man fainai būtų dažniau. Gerai, pabūsim dažniau. Ir jam tas dažniau jo kalba reiškia ten kartą per mėnesį, o jos dažniau reiškia kiekvieną vakarą, pavyzdžiui. Ir jie nesusikalba tokių dalykų ir tada gaunas tas sprogimas. Tai tiesiog yra skirtumai, ar ne? Jeigu labai vyriškas vyras, labai moteriška moteris, tai nereiškia, kad jie labai jau harmoningai bus santykėje. Tas irgi labai svarbu. Man atrodo, svarbu gerbti skirtumus ir vyrams santykėje įsiklausyti, pabandyti karts nuo karto įsikūnyti į moterį ir kaip jai ta situacija atrodytų, o moteriai mokytis to truputį tokio, nesureikšminam, ar ne? Ir pereiti tokio atsipalaidavimo daugiau, nes jeigu vyras nesureikšmina, tai reiškia, saugu, ir aš galiu irgi atsipalaiduoti. Čia tu man priminė vieną iškarpą, kurią aš pasidalinau Facebook'e iš pokalbio su Darium Ražausku. Ir mes kalbėjome apie šiukšlių išnešimą. Ir Darius sako, moteris, jūs pasakykit 4 kartus ir tikrai išneš. Ir tenai buvo krūva diskusijų ir, ten turbūt vienareikšmiškai moteris visos nulenčiavo ir Darių ir visus vyrus, kokie jie idiotai, kad jiem reikia kartot bent 2 kartus. Tokio vyro iš vis net nereikia man. Aš tokio vyro net nenoriu savo gyvenime, kuriam reiktų kaip mažam vaikui 2 kartus kažką sakyti. Čia ne vyras, o šiukšlė. Ir tai va čia man ir įdomu, ar tikrai moteris, kurios taip sakė, jos teisios, nes iš to, ką tu pasakėjai, tai jeigu vyras yra su super vyriška energija ir jis yra tas medžiotojas, tai jam šiukšlės gali būti antiek nereikšmingas dalykas, kad jam šiukšlės tampa reikšmingos tik tada, kai jos dvokia namuose. Ir jam tai yra tada problema. Dvokia, kada išmest reikia. O kad ten šiukšlės prisipildė kibiras, jam tai yra smulkmena. Bet moteris jau iš karto brėžia ribą. Man tokio vyro net nereikia, jeigu jam reikia kartoti 2 kartus. Tai dabar kaip vyrų šitoje situacijoje elgtis kaip moteriai. Vat grinai gyvenimiškas pavyzdys. Nes jisai sukėlė be galo daug šaršalo Facebook'e. Taip, tai iš tikrųjų, kai tai yra didelė problema, tada vyras sprendžia, kai yra maža ar nedažnai, tai net nėra problema tiesiog. Tai yra skirtumas ir prigimtinis. Pats paprasčiausias pavyzdys, tai tiesiog apžaist moteriškai, prieiti, paduoti į rankas, kai jis išeidinėja pro duris, paduoti į rankas, kaip gera, kad tu man padedi ir išneši šiukšlės. Viskas. Nebereiks primintis, mane įvertino, šiukšlės, konteineris, einu, gerai. Bet jeigu aš padedu ir sakau, išneš šiukšlės, arba nepamiršk, arba tu nematė ant šaldytuvo, pas mus visada yra parašyta kaip vaikui, ten vaikam daro įsivalydantis tenais, taip toliau, tai ir dar vyrų išneš šiukšlės trečiadieniais. Tai kaip ir gerai tokie sutarimai, bet tiesiog galima apžaisti, nereikia taip rimtai žiūrėti tą buitis, kai moteris pati užsisuka per daug buitį, jinai pati tampa nei savo įdomi, nei vyrų, nereikia į tas smulkmes tiek daug to dėmesio kreipti dažnai. Ir galima paprašyti gražiai, galima prieiti, geriausiai veikia net tada, kaip mes žodžiu, tenais kudakuojam visą laiką, žinai, vaikštamas iš paskos vyrui, bet kai prieini, pasižiūri akis ir sakai, ar tu galėtum šitą? Reiškia, gaunam jo dėmesio, o ne tada, kai savo mintise kažkur strateguoja, dėlioja ir nedarbus, dar kažką, jam ten užmetam ir sako, jo, gerai, ir jis išgirsta, bet jam nuplaukia, nes yra svarbesnių dalykų jo prioritetų sąraše. Tai va čia tie skirtumai ir pagarba ir yra moteriškai apžaisti tai ir jis nėra liurbis, ta prasme, jeigu jis neatsimena šiukšlių, jisai turi kitus svarbius dalykus, kuriuos daro, nebent moteris negerbė jo, nebent tai, kai jisai daro, jai netrodo vertinga. Tada klausimas, ar tai iš tikrųjų yra nevertinga, ar moteris tiesiog taip mato, nes galbūt ir išmokusi programą žeminti savo vyrą, gal ir matė tai šeimoje, arba tiesiog nemato, kad tai, ką jis daro, yra naudinga jai. Bet žinai, čia va turbūt dabar bandau įsivaizduoti tų moterų, kurios komentavo, jau supratimu, tai, tai toks vyras nėra vyras, nes vyras turi nuspėti, numatyti, jam turi būti svarbu tai, kas ir jai svarbu. Kaip mamai. Aha, tai... Nori iš vyro mamos, kuri nuspės, išjaus, kai nelaiminga, tada paguos, ar ne, pamatys, kad reikia šiukšlės išnešti, pasirūpins, kad kas nors nuims nuo jos naštą, kurią jinai pati savo prisikūrė, kad jinai turi būti tokia super mamytė. Nereikia tiek susitelkti į tas šiukšlės. Yra gyvenime gražesnių dalykų, išeiti į parką, pasivaikščioti šiukšlės, kai jau pradės tuok, tada išneš. Tada išneš vienas ar kitas pirmas išneš. Taip. Nebus klausimų. Pati moteris paims ir išneš. Taip. Aš beje šitą klausimą kėliau pas save santykius ir mes įdomi tokį, žinai, sakau, tipo, tai man draugė sako, tai prisipildo,
Nu tai tada ir išmė, sakau, o kas tavo nuomonė yra prisipildo? Nu nežinai, man prisipildo, tarkim, yra pusė maišo, tau prisipildo yra, kai jau pro viršų. Nu sako, geras klausimas. Nu nežinau, nu sako, jeigu tau trukdys, taigi tu išneši vis tiek. Nu sakau, jo. Nu jeigu man trukdys ir aš išnešiu, bet sakau, jeigu man trukdys visą laiką anksčiau, tai išeina, kad aš užprogramuotas visą gyvenimą, aš išnešinė šiukšas. Nu tai čia jau tavo problema. Nu, sakau, jo, tai čia mano problema. Ir tada kaip ir išsisprendė klausimas, nes kiekvienas mes turim savo kažkokią ribą ir turbūt jos nereikia primesti kitam. Taip, ir čia viskas. Didžiulė problema santykiuose, kai moteris, pavyzdžiui, labai preciziška, labai tvarkinga, labai svarbu tvarkoje. Ir iš tikrųjų skirtingi žmonės, skirtingos tos estetikos, skirtingą pojūtį turi estetikos ir skirtingi poreikiai. Ir pagarba yra žinoti, kad mano partneriui, ar ne, yra tai svarbu ir pasirūpinti, jeigu man tai pakeliu ir aš matau, pasirūpinti tuo. Bet visada neišeis, nes tai nėra tokia jautri nervų sistema, kaip, pavyzdžiui, mano partneris, ar ne, tenais. Tai, o jos užduotis yra lavinti kitą pusę, ne, truputį nusijautrinti. Tai mes santykiuose vienas kitą mokom, dėl to juk ir pasirenkam priešingybę. Ten mano viena klientė bankininkė su menininku, žodžiu, dirba bankė daug metų ir dabar su menininku santykiuose ir jis ją sužavėjo savo, žodžiu, ten poemom, dainom. Ir tada jie pradėjo kurti santykius ir jie pradėjo žiauriai pyktis, nes jisai visiškai, kas susijęs su buitim, nemato jis tų dalykų į savo fantazijų pasaulyje, kūryboje. Ir tada jį pradeda knisti jam protą ir bando jį sulyginti su standartiniu vyru, kuris, būtų... Tai neįmanoma. Neįmanoma, jis nėra standartinis ir jinai nėra standartinė. Ir jie su juo kartu. Ir tos problemos vyksta tol, kol nepriimi tokio, koks jis yra. Aš žinau menininkų, kurie, pavyzdžiui, neplauna arbatos puodelio, nesako, aš vis tiek gersiu arbatą. Taigi aš geriau ką tik arbatą ir pilsiu dar vieną arbatą. Taip. Tai ką man plauti tą puodelį? Aš geriau kavą, tai aš vėl kavą gersiu. Taip. Bet taigi jis purvinas. Nu tai kas? Kam taigi jis mano. Vis tiek suprakaituos. Taigi jis mano. Nu jo, tai va čia tas ir estetinių dalykų, ir švaros dalykų suvokimas, ir čia tas, žinai, vienas kito turbūt ir gerbimas. Čia ir turbūt ir yra tas dalykas, kad vienas kitiem tinkam ar ne, bet irgi, žinai, nereiktų per aštriai turbūt į tai reaguoti, nes jeigu mes jau taip iš karto reaguosime, kad, nu va, čia netitinka mano kažkokių standartų, kitas, tai vėl prasideda tas vartojiškumas. Mes turime kažkiek tai susigyventi ir suprasti, kad mes turime, nu, turėti tą tokį, žinai, paklaidą tarp tų leistinų dalykų ir neleistinų dalykų, žinai, kad, nu, gerai, nusileisiu ir aš tas šiukšles išmetinėsiu, bet kažkokiuose dalykuose jinai man labai padeda, arba jisai man labai padeda, ir, žinai, nu, vienas kitą dengia, visur nebus idealus. Taip, yra skirtingas tolerancijos langas, ne, kiek mes toleruojam kiekvienas, ir juk tikslas yra plėsti, kad mes taptume labiau universalesni, mažiau daugiau atsparesni, juk išlieka stipriausi žmonės, o ne tie, kurių norus pildo pasaulį, žinai, geriausiai. Nes ateina momentas, kai nepildo, ateina ir sunkus laikai ir tada išgyvena tie, kurie geba adaptuotis. Tai jeigu mes matysim taip, kad mano partneris padeda man palengvinti mano gyvenimą, jis padeda man adaptuotis geriau gyvenime ir tai mane kaip asmenybę lavina. Ne tai, kad partneris vykdo mano norus taip, kaip aš noriu ir aš gyvenu savo tokiam burbule uždaram, bet tada aš pradedu nebegerbti savo partnerio, nes jis vykdo viską taip, kaip man patogu ir aš netobulėju. Žmogus yra užprogramuotas tobulėti ir kiek mačiau santykių, kur susitinka iš pradžių idealiai tinkantis vienas kitam. Oh my god, jis išneša šiukšlės, kai reikia, o ne, jinai pakloja lovą tada, kada reikia, žodžiu, ir mūsų meilės kalbos sutampa. Ir jie išsiskiria. Ir aš galvoju, ir visi sako, tokia tobula pora ir išsiskiria, nes jie nebeauga, jie nemato, kur augti toliau. Aš dažnai klausau tavęs apie augimą, o yra kita tokia moterų kategorija, kuri nori auginti kitą. Aš ją vadinu projektukais. Taip, aš irgi vadinu. Žinai, čia net galėčiau tokią citatą sugalvoti. Ne kiekvienam sulūžusiam vyrui reikia remonto. Taip, taip. Kodėl moteris linkusios rinktis partnerius, kuriuos reikia remontuoti kabutėse? Tai kaip jau ir minėjau, susirandu mamą tėtį, kuris nedavė man meilės ir dabar aš priversiu, kad jis man duotų meilės. Bet tai moteris tokios, kurios renkasi tuos projektukus suremontuoti, tai jos tiesiog nori pasijausti santykyje svarbios, reikalingos, mylimos, nes jos tada kažkaip tai keis. Bet žinai, čia vėlgi mes turbūt labai apie tokius
jautrius dalykus kalbam, žinai, ten, kai gelbėja ten kažkokią asmenybę ar ten kažką tai. Bet, aš pateiksiu pavyzdžius iš savo tokios aplinkos, ką aš esu girdėjęs. Pavyzdžiui, ten susitinka jinai vyrą, kuris nemoka rengtis. Sako, baisus, fainas žmogus, geras. Tai aš bandžiau, sako, jį pakeisti, sako, bandžiau rūbus, pirkti viską, ten taip toliau. Bet tik tai palieku vieną, vėl apsirengia, kaip nežinau kas. Ir sako, negaliu. Ir po 2 metų sako, negaliu aš su juo, sako, niekaip. Tada kita, tarkim, susirado vyrą, kuris gėrė. Ir normaliai ten jau gėrė, žinai, šiaip geras verslininkas, viską protingas, bet žiauriai geria. Tai jinai ten, žinai, čia ten kažkokius ten, nežinau, ir mokymus, ir ten tuos ten kodavimus ir ten sakė, aš čia ultimatumus statysiu, jeigu gersi, nebendrausim, ten toliau, metė gerti, tik išvažiuoja atostogų, jisai vėl užgeria, žinai, viską. Ir tos santykius va taip tempia, bando ten remontuoti jį, žinai. Tai va, kai mes kalbam apie tokius remontus, žinai, va tiesiog gyvenimiškus, čia yra kažkur veda tokie santykiai iš viso. Labai dažnai moteris bijo emocinio intimumo, kurios eina į santykius, kurie yra per atstumą, arba tai irgi yra atstumas, ar ne, man netinka, bet nes kai jisai bus toks, o ką aš noriu, tada aš galėsiu tarsi atsiverti emociškai. Tai yra toksai vengimo mechanizmas pas moterį ir jai yra patogu, nes jai per daug nereikia atsiverti pačiai, viskas sukasi apie jį. Ir tada, kai sukasi apie jį, jinai sprendžia tenais ir jai labai, labai fainai. Randa tokį užsiėmimą, ne? Jo, užsiėmimas. Ir jinai nori artumo ir ryšį ir galvoja, kai aš jį sutvarkysiu, va tada jau mes turėsim tą intimų, artimą ryšį. Va kai jis nebegers. Kai, žodžiu, jisai jau grįš iš tų savo komandiruočių, į kurias važiuoja kiekvieną mėnesį ir mes praleidžiam ten kelias dienas tik tai per mėnesį. Kai jis baigs reisų savo vairuoti. Va tada mūsų aš jį pakeisiu, žodžiu. Jo, jis pamatys, kaip gera namuose kiekvieną kartą grįždamas ir jisai pamatys, va, kaip vaikai laimingi papuošti ir jisai norės grįžti namo. Tai pirma, greičiausiai tai yra vaikystės pasekmė, labai dažnai, nes sveikas save gerbiantis žmogus norėtų sveiko save gerbiančio žmogaus šalia, o ne vengiančio žmogaus arba tokio, kokio nėra. Tu čia man priminėjai kaip ir juokas, bet, kaip ir teisybė. Žinai, kai stovi prie altoriaus vyras ir moteris ir, žinai, jau sako taip ir tada vyras galvoja, aš tikiuosi, jinai niekada gyvenime nepasikeis, jinai tokia išliks visą gyvenimą. Dieve, kokia jinai gera. O moteris įžiūri jį priešais ir galvoja, aš tave pakeisiu. Vat kai aš tave pakeisiu, bus tobula. Dabar aš pakentėsiu, bet aš tave tikrai pakeisiu. Taip, ir tai yra, iš tikrųjų, čia yra realybė ir daugelis žmonių taip ir eina, vyrai, kad nesikeisto moteris mato mažus niuansus ir ji nori patobulinti. Jeigu ne moteris, mes neturėtume nei va tokių patogių krėslų, nei iš vis namų neturėtume. Vyrai gyventų savo ir iš viso, jiems nieko nereikia. Bet dėka moterų ir jų to noro daugiau, tai kažką ir pasiekėm ir dėka to vyrai evoliucionuoja. Tai nieko blogo, kad moteris. Iš tikrųjų, moteris yra mamos, ar ne, ir jos augina, ir su kiekviena karta jos vis labiau užprusę, vis labiau išmano, ir vis ta žmonė gali vystytis labiau. Tai faktas, kad moteris turi būti jautresnė tiem dalykam, ir moteris iš tikrųjų padeda vyrui labiau socializuotis. Tai apsirengti adekvačiai einant kažkur, ar ne, ar tenais pasirūpina juo. Tai nieko blogo su tuo, jeigu viskas yra normos ribose. Kaip išsirinkti tą tinkamą partnerį psichologiškai? Mes jau apie lūkesčius pakalbėjom, apie ambicijas, apie stiprias moteris, taip toliau. Bet visgi, jeigu tos moteris, kurios yra stiprios, šiuolaikiškos, jos viską pačios gali, bet nori, vis tiek turėti, nori to ryšio. Kaip jom tinkamai psichologiškai išsirinkti partnerį? Tai pirmiausiai pradėkime nuo priėmimo pagalbos, priėmimo kito žmogaus, prie savęs prisileidimo. Ir jeigu tai pavyksta, tada aš galiu pradėti jausti ir tada nereikia galvoti, kai žmogus prieina prie manęs, ar mano nervų sistema susiaktyvuoja, tai drugeliai pilve irgi yra stresas, tai nėra meilė, tai yra stresas. Ar aš jaučiuosi saugiai šalia to žmogaus, ar ne. Ir jeigu aš jaučiu savo kūną, tai jis visą laiką pasakys. Ir tada nereiks nieko galvoti. Jeigu aš nejaučiu savęs, tada aš per protą galiu save visaip, mes jų galim savo viską įrodyti. Mūsų protui tik pakreip, kur nori kokio įrodymo, jis ras 1000 įrodymų bet kokiam teiginiui. Tai mes galim savai įtikinti, kad jis nuostabus vis dėlto.
net jeigu, ir tą jeigu ignoruojam. Tai jeigu mes susijungiam savo kūnų prieš einant į santykį ir jaučiam, kaip mūsų kūnas reaguoja su tam tikru žmogumi, tai kūnas pasakys ir bus žymiai greičiau, kas yra sveikas santykis, jeigu aš kuriu sveiką santykį su savim. Jeigu aš kuriu toksišką santykį su savim, tai tada jis pasakys stresu, kuris man irgi yra pažįstamas, kad tai yra tas toksiškas partneris, kurio aš noriu. Nors net jeigu ir nesveika, man tai ir iš tikrųjų nenoriu. Mes jau pakalbėjom, kad lūkesčiai yra išaugę, moteris tapo reiklios, jos nori daugiau, nori mamos, tėvo, ten visko nori, bet atsiranda jeigu, ateina iš praeitų kažkokių tai, žinai, santykių, atsineša tų tokių nuoskaudų tenai, nesėkmių ir taip toliau, ir kaip ir tu sakai, atsiranda tie jeigu. Ar yra kažkokie jeigu, kur tu patartum ir sakytum, mielos moteris, nustokite į šitą dalyką kreipti dėmesį. Jeigu šitas dalykas yra, tikrai neverta dėl to nurašyti vyro, skirtis ar sakyti, kad jis yra blogas, netikęs, duokit šansą. Kokį sąrašiuką tokių jeigu, kurie, tikrai nereikšmingi ir nėra patys svarbiausi, kuriant santykius. Tai jeigu tai yra kosmetinės problemos, jos yra sutvarkomos. Jos neturėtų būti kažkoks trukdis santykiam. Tai vis laikais tai pasitikrint. Aš tai vis laik klientams sakau, ar tai yra kosmetinis dalykas, kas yra sutvarkoma ir kas yra kosmetinis. Tai reiškia fizinė išvaizda, apranga, fizinė išvaizda, kuri yra, sakykime, apranga, kažkoks tai pateikimas savęs ar ne, ten nusiprausimas irgi parodo tam tikrą psichologinę būseną, bet jeigu tai yra kažkas, ką galima aptvarkyti ir žmogus yra atviras, tai nėra problema. Bet žiūrėti, ar tai yra tik tai išorė, ar yra kažkokie tie dalykai, kur yra jo asmenybė. Žmonės po 35 metų labai sunkiai keičiasi. Tiesiog, mes labai daug automatų darom. Įmanoma, bet nebus fundamentalaus pokyčio. Bus pokytis, gali žmogus tikrai pasikeisti, bet nebent lūžis kažkoks bus, ar ne, arba lėtai vystytis, keistis, bet jeigu jau tą pamatą pamatyti, ar ne, kas yra tas pamatas ir pagrindas, tos esminės vertybės tokios, ir žiūrėti, kaip jis elgiasi su kitais žmonėmis. Jeigu jisai negerbia padavėjos arba negerbia savo mamos, jisai negerbs moters eigoje. Pradžioj jis galbūt mielas 3, 4, 5 metus gims vaikai, jisai taps susierzinęs, jis pradės daryti tą patį. Labai stebėti, kaip jisai elgiasi, jeigu jis elgiasi su kitais nepagarbiai, didelis red flagas ir sakyčiau, kad čia yra tas dalykas, kur jau vertėtų sustabdyti santykį. Net jeigu man atrodo, kad ten, mane kaip moteris, jisai ten mane aukština, visus kitus žemina, nesąmonė. Nes kažkada vis tiek jo nervų sistema įsitrigerins ir santykyje su ta moterim. O jeigu tai yra tiesiog kosmetiniai dalykai, tai pro juos galima pro pirštus pasižiūrėti, net ir tą patį ūgį, visus šitus dalykus, jie išlys į, tarkim, ūgis, kai jau bus nepasitenkinimas kitais dalykais. Tai bus kaip dar vienas bonusas, kodėl šitas vyras yra ne tas, su kurio turėčiau būti. Į sąrašiuką įsirašys tik tada. Taip, tai bus sąrašiukė, bet tai yra dalykas, jeigu yra kiti dalykai svarbus, tai... Nebijokit rodyti emocijų. Taip. Turbūt čia yra svarbiausia. Ir nebijokit prašyti pagalbos. Taip. Nereikia tų spintelių ir dėžių nešioti. Jeigu yra vyras namie, tegulas padaro. Nebijokit paprašyti. Svarbiausia, nereikia nieko įrodinėti. Čia yra svarbiausia. Net vienas prieš kitą, žinai. Net vyrui prieš vyrą kartais nereikia įrodinėti. O jau ką kalbėti apie vyrą ir moterį santykiuose. Tai ačiū tau, ačiū visiems, kas žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuką prenumeruoti ir aišku parašyti komentarą, ar jums patiko laida ir kokių kitų laidų norite. O su jumis susitiksime kitą savaitę. Iki.